20 skyrius. Vienybės kvėpavimas. Kai atpažįsti skaidrumą kaip savo natūralų buvimą, ima ryškėti dar gilesnė patirtis. Tu nesi atskiras. Tu kvėpuoji tuo pačiu kvėpavimu kaip ir visa gyvybė. Tai ne metafora, o tiesioginis patyrimas. Vienybės kvėpavimas. Tai būsena, kurioje kiekvienas gyvas padaras, kiekvienas garsas, net medžio lapas tampa tau pažįstamas. Ne protu, bet širdimi. Tu net nebesakai, aš esu dalis visumos. Tu tiesiog esi visuma. Tu kvėpuoji pasaulį ir pasaulis kvėpuoja tave. Ši vienybė nėra abstrakti, ji labai konkreti. Tu jauti, kai žemė alsuoja. Jauti, kai kitam skauda. Jauti, kai tyliai prisiliečia meilė, net per 1000 kilometrų. Ir visa tai per tavo kvėpavimą. Jis tampa tiltu, kuriuo teka visa sąmonė. Vienybės kvėpavimas išmoko būti ne tik sau, bet ir už visus. Kai kvėpuoji, kvėpuoja daugybė. Kai meldiesi, švytuoja laukas. Kai myli, drebina pasaulį. Tai ne naštos prisiėmimas, bet dovana. Būti gyvu taku tarp širdžių.